Tai pakalbėkime apie tą sudėtį. Kiek man teko žiūrėti, tai visą laiką būna pridėta labai daug medžiagų. Tai pavyzdžiui, dar gliukozaminas, hialurono rūgštis, chondroitinas, vitaminas C. Mačiau dabar ir cinko, ir Q10 į kolageno kapsulę. Ar visos tos medžiagos reikalingos ir ar tai nėra marketingas, ypač hialurono rūgštis, ar tai nėra susijęta su grožiu ir hialurono vien pavadinimas suteikia brandui tokio pasitikėjimo daugiau ir pardavimų didesnių. Tas iš esmės gali būti. Bet kai žiūrim į sudėtį, tai kalbam apie lydančias medžiagas, hialurono rūgštį, ten chondroitiną, gliukozaminą, vitaminą C. Apie cinką ir Q10, tai čia jau greičiausiai yra marketinginis triukas, bet čia reiktų galbūt daugiau ten tų mokslinių tyrimų skaityti. Labai mažai, tarp kitko, tai yra iš etiketės, kas pas mus namuose yra, nes mano vyras mėgsta iš Amazonės nusipirkti ir tai yra paskutinis jo pirkimas, tai Q10 yra gal 20 miligramų, kai Q10 turbūt dienos norma yra minimum 100-200 miligramų. Tai ar tokios mažos dozės iš viso jos ten... Gal kažkur biocheminėse reakcijose, kad gautų tam tikrą ten signalą, tai gal ir užtenka tiek, čia jau taip irgi galiu pasakyti, bet manau, kad čia labiau yra marketingo dalis.